Kažkokia senutė gyvena kaime. Ji 1000 kartų geresnė už mus. Ji nemoka nei skaityti, nei rašyti. Kada močiutė buvo visaip įžeidinėjama, visaip žeminama, močiutė nei karto nebėgo rašyti, padeginėti ir net pagalvoti apie tai, kad šiems žmonėms būtų blogai. Močiutė galvojo, Dievas yra jų teisėjas. Kristus kentėjo ir mums įsakė. Ir močiutė tikėjo, kad blogai galvoti apie tuos, kurie verčia mus jaustis blogai, yra nuodėmė. Ji išsitraukdavo samanės butelį, įsipildavo stiklinę ir galvojo, toks gyvenimas sunkus, bet su degtine ar samane lengviau išgyventi visus sunkumus ir tiesiog negalvoti blogai apie žmones. Įsipila stiklinytę, išgeria. Ir kažkas su akordeonu pagrodavo. Oi šalti, šalti. Skausmas ir nuoskaudos išeidavo iš širdies. Su antraja stiklinyte dar geriau. Po antrosios stiklinytės ji atleisdavo skriaudėjams. O po trečiosios stiklinytės išgėrusi pasakė, eisiu pas juos ir atsiprašysiu jų. Jie tokie geri žmonės. Matyt, aš kažką labai blogai padariau. Ir ateidavo. Ir ne tai svarbu, kas ką sakydavo. Mes atleidžiame, neatleidžiame. Ji grįždavo. Guldavo miegoti. Galvelės sukasi. Bet nei širdyje, nei prote nebuvo pykčio ar apmaudo. Kad su manimi taip negalima elgtis. Ji galvodavo, matyt, aš tokia nuodėminga, kad visi ant manęs puola. O dievulėli mano, apsaugok mane nuo visokiausių bjaurių dalykų iš savo širdies, mano širdyje, ir užmigdavo. Ryte atsikeldavo, pradėdavo skaityti maldas ir melstis ikonai, kad Dievo gimdytoja arba Kristau iš malonės pasigailėk manęs. Jei kada nors prašiau svetimo gerumo, jei kada nors kam pavydėjau, ar kada nors pamelavau, ar kada apsimetinėjau, ir prašydavau atleidimo už vakarykštę girtuoklystę, nes taip slėgė. Žmonės tai geriai aplink. Buvo taip slegianti, kad mes vis dar dėl kažko ginčijamės ir visa kita. O mes galvojame, kad ji neinteligentiška, neišsilavinusi, neturinti jokio ryšio su joga, jau nekalbant apie bhakti jogą, neturinti jokio ryšio asmenybė, sena kvailė, kuri išėjo iš proto. Ji neturi jokių pareigų, nei virvelės, nei kantimalų, jei nepakeitė vardo į kokį kitą Tarabarskają. Niekas jai girliandų nekabina ant krūtinės, ji tiesiog gyvena ir myli. Myli sąžiningai, be apsimetinėjimo ir ne tik savus ir kitus.